Andravičius, man lemta moderuoti šitą knygos pristatymą ir aš nedelsdamas kviečiu čia prie mūsų marmurinio stalelio autorę daktarę Daivą Datkutę. Prašom, Daiva čia. Kviečiu liudininką prezidentą Valdą Adamkų. Prezidentė, prašom. Gal čia į vidurį jūs sėskit? Ir kviečiu leidyklos Versus Aureus direktorių, daktarą Artūrą Mickevičių. Sveikinuosi daktarų, kaip ir nesiskaityti. Tai yra pirmas knygos pristatymas tiek Lietuvių išeivijos institutui, tiek Valdo Adamkaus prezidentinės bibliotekos būriui iš pušimčio knygų, kurias parašė ir išleido Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto mokslininkai. Ši knyga yra kažkuom išskirtinė. Ši knyga yra kažkuom pradedanti naują pasaulio lietuvių naratyvą. Ir kaip moderatorius aš pabandysiu tuo džiaugdamasis paaiškinti, kodėl ir gal ant to suregzti intrigą. Nes dažniausiai mes istorikai buvom pripratinti prie platesnių reiškinių aprašinėjimo, prie darbo su tiesioginiais dokumentais, galbūt užsiimdami jų publikavimu. Lietuvių išeivijos instituto mokslinė kryptis dažniausiai būtų susikoncentravusi ties organizuotais pasaulio lietuvių veiksmais, ties intelektualinė, kultūrinė, politinė veikla, ties ideologinėmis sankirtomis, tyriant tai liberaliją, tai katalikiškąją, tai kokią skautiškąją kryptį. Kitaip sakant, tai, kuo gyveno pagrindinė po Antro pasaulinio karo pasaulyje pabirusi lietuvių bendruomenė. Pati pasaulio lietuvių bendruomenė kaip unikalus fenomenas šitoje istorijoje taip pat yra tapus tyrimo objektu. Yra parašyta disertacija, deja mes neturim knygos, daug kas yra nepabaigta ir daug dar prieš mūsų akis. Bet regis, kad su šita knyga prasidėjo, tikiuosi, serija darbų skirtų unikalioms asmenybėms. Nes man apskritai atrodo, kad lietuvių istoriografijoje asmenybė arba apskritai biografijos žanras nėra pati stipriausia. Kai aprašinėjai dėsnius, žmogus pasidaro mažiau svarbus, atrodo, kad kažkokių tai dėsnių aprašymas labiau moksliška, nors gyvendamas vis labiau supranti, kad žmogiškoji paslaptis, žmogiškieji stebuklai slypi kiekvieno individo širdyje ir nuo to priklauso, kaip pasisuka istorija. Tai štai šita knyga lietuviško širdies ambasadorius Juozas Bačiūnas ir jinai pradeda pasaulio lietuvių biografijos seriją. 10 tūkstančių atsidavusių žmonių, 100 unikalių kūrėjų ir didžiulis, beveik begalinis laikas prieš mus. Kiek išliks atmintyje, kiek mes atversime, kaip bus apsispręsta, kas iš tų kilniųjų asmenybių tampa istorinėmis figūromis sulaukusiomis knygų arba įeinančiomis į bendrasias istorijas, kiek šitą atmintis bus su mumis. Štai tokie klausimai. Bet kuriuo atveju knygos pristatymas yra specifinis žanras. Jau mes prieš tai šnekėjom su prezidentu Valdu Adamkum, kuris pats atskleis savo paslaptis ir savo liudininko santykius su istorija, kuri atsiskleidžia per vieną asmenį. Aš galbūt pradėčiau visiškai nuo priešingo poliaus, neįprasto knygų pristatymams, nuo leidėjo. Nes leidėjas Artūras Mickevičius pats yra istorikas. Aš labai tikiu, kad per ilgesnį bendradarbiavimo laiką su instituto ir leidyklos
jisai pasidarė nešpėtnas lietuvių diasporos istorijos žinovas. Ir tuo pačiu metu jis yra vienas iš tų, kuris labai stipriai specializuojasi istorinių knygų leidyboje. Nes grožinė literatūra, ko gero, jūsų leidyboje sudaro mažytę dalį. Eina akademinė, intelektualinė, istorinė, kultūrologinė ir kitokia literatūra. Tai, Artūrai, ir aš galėčiau paties klausti, kaip pačiam pirmąsyk paėmus rankraštį rankas ar dar tik susidūrus su projektu pasirodė šitas sumanymas ir kaip po jau kelių mėnesių knygai pasirodžius atrodo šitas žingsnis jūsų leidybinėje biografijoje. Ačiū, Ivo. Tai pirmiausia, turėčiau patikslinti tai, kas buvo pasakyta apie 50 išėjus instituto leidinių. Tai turėčiau patikslinti, kad 50 vien jau to, ką mūsų leidykla leido instituto autorių knygos, 50 buvo prieš 1,5 metų. Tai šiai dienai tikrai yra jau gerokai daugiau. Dabar vis tik apie šią knygą man, ko gero, aš taip galvojau, kad įdomiau ir prasmingiau būtų šnekėti kaip istorikui, ne kaip leidėjui. Leidybinė prasme, autorė labai tvarkingai viską padavė, nebuvo netikėtumų, nebuvo surprizų, nebuvo kažko, bet iš tikrųjų turiu prisipažinti ir su tam tikra prasme raustančiais iš gėdos skruostais, kad iš tikrųjų net ir istorikų bendruomenė šitą asmenybę visiškai beveik nežino. Kada Naiva pasakė, kad yra toks rankraštis, tai atvirai prisipažinsiu, žinau, taip, tai buvo vienu metu kalba pirmininkas, na ir kad Tabor Farma. Du dalykai, Tabor Farma ir kalba pirmininkas, daugiau apie šitą žmogų iš tikrųjų ir nežinojau ir atvirai pasakysiu, net ir tie, kurie istorikai galbūt dirba ir tyrinėja būtent šitą laikotarpį, irgi labai nedaug ką galėjau pasakyti. Ir šita knyga, sakykime, galbūt asmenybė, kadangi mes kalbėkim galbūt apie asmenybę, iš tikrųjų tokia labai man susidarė įspūdis, kad tai tikrai ūkininkas, kaip jis knygai parašyta, ūkiškas paprastas požiūris. Kartais mes bandom į reiškinius įvairius pažiūrėti labai galbūt, iš tokių aukštumų didelių ir filosofuoti ir samprotauti, kas turėtų būti padaroma, kaip reikėtų. Jis paprasčiausiai buvo tas toks, koks aš įsivaizduoju šviesaus lietuviško valstiečio ūkininko mąstymų, kuris tuo pat metu ir stovėjo ant žemės ir kartu su savo idealais buvo kartais labai aukštai ir to neafišuodamas. Ir to, sakykime, nestodamas į pirmas eilės fotografuotis, nestodamas į pirmas eilės prie lozungų, prie dar kažko, tiesiog man toks susidarė įspūdis. Dirbantis ir labai daug padaręs. Reiškia, sakykime, tas spektras nuo Australijos ir iki Jungtinių Amerikos valstijų, tai iš tikrųjų asmenybė nusipelno tikrai išskirtinio dėmesio. Dabar apie štai atsisukimą tiek iš Iljiaus instituto, tiek mūsų kaip leidyklos į asmenybės, iš tikrųjų mes labai daug ką atrandame. Ir duok Dieve kūrybinės energijos ir sveikatos tiems autoriams, kurie kapsto po kruopelytę šitas asmenybės, kurios galbūt mažiau buvo žinomos, bet tai nereiškia, kad bus mažiau vertos. Ir aš labai tikiuosi, kad dar šiais metais sulauksim ir Barzduko, tai neatsiliks ir su Barzduko biografija. Ir tai iš tikrųjų bus labai graži pradžia ir tam tikras atsvaras, apie biografinę literatūrą įvairiai atsiliekama. Yra daug tokių pusiau autobiografinių, kur dar gyvi herojai apie save rašo taip, kaip jiems atrodytų paraigiau. Nepaslaptis toje vadinamai biografinėje literatūroje yra ir tokių, aprašoma geltonųjų puslapių žvaigždučių, bet ne asmenybių biografijos ir kurios, tarsi patį žanrą devalvuoja. Tai štai atsvara, kad gali atsirasti tikrai kompetentingai panašus. Paremtos tikrai, ne vien tik prielaidomis, bet ir tam tikrą archyvinę medžiagą dokumentais ir biografijos. Ir ištraukiant iš šviesą, kaip ir pasakei,
tuos žmonės, kurie tikrai, na, gal dėl susikloščiusių aplinkybių, gal dėl savo būdo kažkokių kuklesnių savybių, jie tiesiog mažiau buvo žinomi. Bet aš sakau, kartais labai daug gražių, tarsi mažų prasmingų darbų, ne iš tribūnų, nes norumais padaromi, kurie tikrai vertesni, daugiau dėmesio negu kad kai kurie labai, na, išpopuliarinti, kaip dabar vadinasi, kaip išpijarinti, reiškia asmenys. Tai čia tikrai aš tik galiu dėkoti ir autoriai, ir instituto komandai, su kuria mes jau tikrai dirbam senai ir kaip vieni kitais pasitikėm ir iš tikrųjų tokia susiklostė praktika, kad praktiškai, na, visi tekstai, kurie ateina iš šitos institucijos, niekada nebuvo abejonių dėl jų kokybės. Tai čia tik tais mums dabar kaip leidėjams tik lieka, kad nesugadinti gerų rankraščių, paleisti į gyvenimą ir pasistengti, kad iš tikrųjų, na, būtų tam tikras akstinas ir paskata kitiem užsinorėti rašyti knygas apie asmenybės. Ir pirkti knygas. Aš tikrai nemeluosiu, teatro diena jau praėjusi ir mes nevaidiname kokių nors aptartų scenarijų vagoje. Visa tai yra daugiau mažiau santarietiška improvizacija. Prezidentė, jūs man neleisit meluoti. Ir žinoma, aš dabar kreipsiuosi jūsų žodžiai yra įrašyti 4 viršelyje, bet aš jų necituosiu, nes kam, jeigu jūs esate. Bet aš pacituosiu žodžius po jūsų. Ir jie skamba taip. Jeigu reikėtų pasiieškoti Juozui Bačiūnui paralelės mūsų lietuviškosios minties ir kultūros istorijoje, turbūt geriausiai jis tiktų į gretą su kunigu Juozu Tumu Vaižgantu. Abu šie Juozai gyveno ir vykdė gyvosios lietuvybės idėją, nors vienas buvo daugiau kairysis katalikas, antrasis kairysis tautininkas. Abu jie buvo didelės tolerancijos žmonės, abu jie Lietuvos ir lietuvio reikalą statė aukščiau už partijos ir ideologijos. Čia yra Vincas Trumpa, vienas iš tų puikių istorikų ir didelių nenuoramų ir publicistų ir mąstytojų. Ir dabar, prezidente, jūsų klausiu, ar labai nustebot sužinoję, kad Bačiūno biografija yra rašoma ir kad jau yra pakeliui į spaudą, ir ar labai nustebote, ypač tada, kai jau jums teko rankraštį perskaityti, nes regis jūs esat šiandien po autorės antras pagal išsistudijavimą, kadangi ir rankraštį skaitėt, ir šitą knygą skaitėt, ir visą tai, kas jūs sieja su Juozu Bačiūnu, galėjot ir prisiminti, ir aš tikiuosi, mumis pasidarysit, aš dėl to visai nepristatinėjau, kas sieja jūs su Juozu Bačiūnu, kas sieja jūs su Tabor Pharma, ką reiškia Tabor Pharma, kaip vienos iš įtakingų lietuvių diasporos intelektualinių srovių lizdą. Lizdas. Tabor Pharma kaip lizdas. Taip, va, toks klausimas. Ką aš galėčiau pasakyti po tos knygos ir po jūsų čia komentaro naujo. Kaip ten bebūtų, aš pradėdamas noriu nulenkti savo galvą prieš Daivą. Tai yra jos kūrinys, kuris mano supratimu yra savotiškas unikumas. Savo akimis nemačiusi ir nepergyvenusi amerikietiško malūno lietuviškame gyvenime ir aprašusi žmogų, kuris praktiškai nematęs Lietuvos, 4 metų amžiaus išvežtas vaikas, kai jo atminti, kaip sakant, ta Lietuva, turbūt neegzistavo kaip po tokia. Ir štai, kai aš perskaičiau šitą, turėjau garbės rankraštį pavartyti, nepavartyti, bet perskaityti. Ir dabar, dar kartą perskaičiau jau išleistą knygą. Aš galiu pasakyti, kad Daiva, turbūt lietuvių literatūroje tiek autobiografijos esi unikumas. Tai yra, kaip sakant, išžvelgiai žmogaus ne tik dvasinį stovį,
bet ir jo visą gyvenimo poelgį, jo požiūrį ir jo darbus. Ir tai yra be galo vertinga. Ir aš čia nesenai kalbėdamas pasakiau, reiškia, gera būtų, kad šitą knygą kaip nors, aš žinau, kad tai yra turbūt mission impossible, kaip anglai sako, priversti, arba pasiūlyti kaip skaitomąją literatūrą gimnazijos ir vidurinės mokyklos vaikams, kurie galėtų tikrai pajusti, kas yra lietuvybė, kas yra atsidavimas jai visų nuoširdumu. Taigi, ačiū tau, Daiva, už nepaprastą darbą. Dabar, ką aš galėčiau daugiau pasakyti apie Bačiūną, kas jau yra sudėta į šitą knygą. Nes mano, turbūt, bendravimas, aš prieš ateidamas čia truputį perbėgau datomis ir pasirodo kažkoks tai įdomus dalykas, kad toks išskirtinas skaičius 15 metų bendravimo ir pažinties. Ir aš su Bačiūnu susidūriau turbūt taip jau Amerikoje, žinoma, lietuviškose parengimuose. Ir jis man tada atkreipė dėmesį į save ir man, kaip sakant, į tą prasme sužavėjo. Paskui tik tai nuo 54 metų iki pat jo gyvenimo pabaigos, 69 metų, reiškia 15 metų, teko bendrauti. Ir kartais aš pradedu jaustis taip, kad lyg tai aš buvau jau šeimos narys, nes perėmus Tėvų farmą gyvenom nuo ryto 7 iki 1 ryto sekančios dienos. Žinoma, vėliau, reiškia, jisai jau, kaip sakant, anksčiau nutraukdavo tai. Bet buvo, reiškia, kilęs net savotiškas mitas. Aš čia, kaip sakant, neminėjom čia, bet Amerikos lietuvių tarpe aš buvau tik baigęs universitetą, pradėjęs dirbti kaip statybos inžinierius ir panašiai. Ir staiga po poros metų, vasaros metu atsidariu Tėvų farmai kaip po, sakyčiau, Bačiūno padėjėjas. Ir ten iškilo, reiškia, baisiausias kalbos apie mane patį, reiškia, kaip čia, baigęs mokslus, viską nuėjo tarnauti Bačiūnui į farmą kažkokią tai. O tikrai patirtis buvo tokia, kad, nepasakosiu visko, kaip Bačiūnas mane suviliojo. Bet, reiškia, jisai, kaip sakant, pagrindinė mintis jo buvo ta, kada jis pasikvietė vieną vėlyvą rudenį, beveik jau vos ne pradžio žiemos pas save į namus, atvažiuoti pavakarieniauti. Ir jisai, reiškia, kaip niekur, reiškia, bet besikalbant, sako, žinai, aš jau pavargau, man reikia padėjėjų. O su padėjėjas visuomet yra savotiškas vargas. Aš stebėjau tavo studentišką veiklą, tavo veiklą lietuvių gyvenime ir taip toliau. Ir nutariau, kad neparduoti, ir taip ir pasakė, žinoma, čia aš neinkriminuoju jau, sako, neparduoti bet kokiam žydeliui savo viso gyvenimo turtą, bet, sako, noriu perleisti į rankas tam, kur jau aš tikiu, kad galės tęsti mano lietuvybei padarytą darbą. Žinoma, man buvo šokas, kadangi aš absoliučiai apie turizmą nieko, absoliučiai jokio supratimo neturėjau. Ir užsiimti ten ne keletos pastatėlių, bet, reiškia, gan didelė jau operuojančia, reiškia, vasarvietė. Tai aš visom 4 šokau ir sakau, ne, jokių būdų. Aš jums čia subankrutuosiu per vieną sezoną iš tos Tėvų farmos niekas nebeliks. Visų kitų detalių nepasakosiu, reiškia, bet susidarėjom, kad mes su Alma turim perkalbėti situaciją. Ir mes ir taip kalbėjom, ir kitaip, ir vis tiek
vis tik tai aš abejingas buvau tam darbui. Ir tą patį pasakiau Bačiūnui. Tai Bačiūnas sako, žiūrėk, kadangi čia pas mane susidariusi jau tam tikrą klientelę, kuri metai iš metų važiuoja, aiškia, tu oficialiai pabūk menedžeriu, aš būsiu porą metų su tavim čia maišysios, kur matysi, kad aš ne tą darau, reiškia, tu gali man drąsiai pasakyti, čia nusiimk ir aš darysiu tą, ką aš noriu, bet aš tavęs taip pamažu įvesiu į tą, kad netektų tos prisijaukintos klientelės. Nu, trumpai tariant, aš su to sutikau. Ir dar vieną savotišką mitą noriu panaikinti, kuris ir čia Amerikoje, kaip sakant, man būnant, egzistavo jau ir Lietuvoje, turbūt, reiškia, vienas kitas, jeigu kuris pažinojo jau, nors abejoju, kad Lietuva buvo pasiekęs tas faktas, kad tie 2 metai, kurios jis tikrai, reiškia, nuoširdžiai man padėjo, įvedė ir svarbiausiai įvedė ten, kur praktiškai visi galvojo Amerikoje, kad tėvo farma yra vien lietuvių vasarvietė savotiška su amerikonišku priemaiša. O galiu dabar jums čia užtvirtinti vieną, kad ten lietuvių net kojos nebuvo per visus vos ne 100 metų. Ten išskyrus tol, kol 54 metais Santara įsikūrusi kaip savo būstinę ir nuo tada prasidėjo, reiškia, lietuvių atvažiavimas. Tai buvo grinai amerikoniškas biznis. Ir bet dar vienas dalykas, kuris savotiškų mitų paliko, aš neatsimenu, reiškia, ar pati rašėjo ar ne, kad jisai ten 7 ar 9 vasarvietes turėjo Amerikoje. Praktiškai tai yra neteisybė. Reiškia, vienintelė, reiškia, tikra vasarvietė jo nuosavybė, tai buvo Tabor Farm. Visas kitas jisai nuomavo. Jis ant tiek turėjo energijos, kad jis pasisamdęs turėjo lakūną su mažu dviviečiu, reiškia, lėktuviuku. Ir jis spėdavo, reiškia, per savaitę visas 7 ar gal ir 9, aš neprisimenu, reiškia, vasarvietės spėdavo apskristi, pažiūrėti, patikrinti tvarką, kaip eina biznis. Ir tos vasarvietės buvo, reiškia, ne tik ir Mičigane, kur pagrindas visko, bet tai buvo Floridoje, Tennessee, Mičigane, ten Viskansine. Mičigane aš turiu galvoje, reiškia, lygiai tą didįjį Old Hotel, reiškia, kuris ten irgi 100 metų, reiškia, minėjo. Ir visą eilę, kaip sakant, kitų valstybių. Ir jisai spėdavo, reiškia, apskraidyti jas, peržiūrėti ten savo įstatytą personalą ir taip operavo. Nu, tam tikrą laiką, reiškia, kol turėjo energijos ir jėgos, jisai tą darė, paskui pamatė, kad jau pakankamai jėgų, reiškia, tą padaryti, jisai po vieną, po kitos pasitraukė į Tabor Farmą, kuris buvo pagrindinis jo išeities taškas ir ten jisai, kaip sakant, ir galiu pasakyti, užbaigė tą prasme, kad perleido grinai man ir porą metų, reiškia, jis oficialiai buvo, nors jis buvo jau mano dokumentais nuosavybė ir visas kitas, bet, reiškia, jisai oficialiai to niekur neskelbė ir aš buvau labai laimingas apie tai, kol tą jo visą klientelę priprato prie Almos ir manęs. Nu, žinoma, jo, kaip sakant, pasitraukimas buvo irgi netikėtas iš jo gyvenimo 69 metais. Tačiau aš noriu, reiškia, grįžti, turbūt knygoje yra labai daug aprašyta, aš nesikartosiu, tas jo lietuvybės jausmas. Ir būtent aš turbūt pajutau tą viską jau būdamas kartu dirbdamas su juo nuo metų metais. Man atrodo, kad jisai buvo savo dvasia, savo darbais, nežinau, iš kur jisai gavo, tiek lietuviškas, kad tai buvo jo gyvenimas, jam niekas kitas neegzistavo. Prieš tai, žinoma, tas verslo pusė jį, reiškia,
jis tvarkė, bet jis ir tuo metu gyveno tuo lietuvišku gyvenimu. Kas priešingai yra, jo buvo dviem broliam. Vienas iš viso tą lietuvybę, tai tam spjauno švietų, durnas įsiriškė, kad čia leidė laiką su jo, o kitas, pasiėmęs, aš jau vardais neminėsiu, kuris buvo, reiškia, bet, pasiimdavo dar susivienimą lietuvių. Amerikoje ten, kaip sakant, leidžiama laikraščiai, kuris čia lietuvininkam Lietuvoje pažiūrėjus, kalbininkam ir kitiem ten plaukus galėtų plėšti nuo galvos, nusirauti. Ir dar kai kada, reiškia, sandara. Štai, reiškia, sandarą paminėsiu todėl, kadangi čia yra savotiškas irgi fenomenas. Tai yra, kaip žinote, Amerikos lietuvių taryba buvo, kurią sudarė 4 pagrindiniai žmonės. Leonardas Šimutis, Pijus Grigaitis, Mykolas Vaidila ir Antanas Olis. Ir štai, reiškia, gerai, pradėjau aš ir užbaigsiu su jais. Grigaitis buvo iki gyvo kaulo socialistas. Su jo gali, ką nori jam sakyti, reiškia, jeigu tai yra už jo ideologijos socializmo ribų, jisai, reiškia, guls ant žemės kryžių prieš jūs ir tu jo neperkalbėsi. Tai buvo užkietėjęs žmogus, kurį lietuviškam gyvenime, sakyčiau, atsiradus naujai imigrantų bangai, sakyčiau, nebuvo persijėmęs, ar jis net nenorėjo su ją bendrauti. Jam savo senoji ta pirmoji emigracijos banga socialistų buvo, reiškia, pats pagrindas. Šimutis, katalikų srovei atstovaudamas, buvo, sakyčiau, simpatiškas žmogus, kuris galėjo kalbėtis, niekad neatsisakęs savo krikščioniškosios pažiūros, ideologijos ir panašiai, bet iki tam tikro laipsnio toleravo visas kitas pažiūras, ideologijos ir panašiai. Bet štai trečiasis Vaidila, mano akimis žiūrint, reiškia, tikrai jam tiko ir ta pavardė, reiškia, Vaidilos, leido sandarą. Ir ta sandara buvo, reiškia, tikrai atspindis 905 metų emigracijos. Ir ta kalba net, reiškia, atsiradus mums nepasikeitė. Praktiškai kaip jisai, kaip ir rašydavo savo tam tikrai grupiai žmonių, taip ir išsilaikė. Bet man niekad, reiškia, neužmirštų to savo pirmo įspūdžio, kada aš susitikau su sandara ir nuėjau pas į Bridgeportą į tą leidyklą. Tai žinot, reiškia, toks pailgas kambarys, beveik tuščias, išskyrus, reiškia, spaustuvės mašina, linotipas ir vienam kampe, reiškia, redaktoriaus kambarys. O tas, reiškia, redaktoriaus kambarys buvo, 3 žingsniai į priekį ir 2 į plotį. Ir ten prikrauta, reiškia, senų laikraščių iki lubų. Ir prie tvirtų popierių, reiškia, Vaidila sėdi. Lempa, reiškia, man prisimena Žmuidzinavičiaus tapytą paveikslą Antanas Smetona. Ant stalo stovi, reiškia, su žaliu abažūru tokiu. Ir sakant, tas abažūras ant jo ir jame tarp tų visų popierių, reiškia, sėdi redaktorius Vaidila. Jis yra tiesiog man iš fantazijos žmogus. Ir be galo, reiškia, jis nesirūpino didžiąją politiką vėliau, ten altų ir nors altė buvo pačiam pagrinde, bet ten vlikas, bendruomenės, kitas jam tas buvo vienas ir tas pats. Jam lietuviškai, reiškia, 905 metų, kaip sakant, buvo užsibrėžęs, tiek jos ir laikėsi. Ir nuoširdus, tikrai širdies žmogus. Tiesiog gali, reiškia, su juos sėdėti su malonumu ir galvoti, nejaugi tokių žmonių, reiškia, dar yra pasaulyje. Tai jis toks buvo. Ketvirtasis pats inteligentiškiausias ir šviesiausias, aukščiausiai pakilęs buvo Antanas Olis, advokatas, Olišausko sūnus. Olišauskas buvo, nepakadinti spaustuvininkas, daugiau negu spaustuvininkas, reiškia, buvo Lietuvos laikraščio leidėjas ir redaktorius, ir paskui, reiškia, Pačiūnas perėjo, reiškia, irgi kurį laiką buvo tenai persijėmęs. Taip kad, reiškia,
Radišauskas buvo daugiau įsivėlęs į vairią leidimą, tačiau sūnus, reiškia, išaugo nors ir savotiškai į tam tikro laipsnio, reiškia, pradžioj lietuviškumo, bet jau amerikoniškas produktas. Jau jam su lietuvių kalba, reiškia, pradžioj buvo sunkiau, bet paskui kažkaip tai su naujaja 49-50 metų imigracija pradėjo daug laisviau, reiškia, ir kalbėti, ir galvoti, ir dalyvauti lietuviškam gyvenime. Ir svarbiausiai, kad jisai buvo turbūt vienas iš, ne pirmasis, reiškia, buvo daugiau, buvo Kumskis, kiti ten demokratų partijų, Žiulis, Karpis, dirbos redaktorius buvęs, kurie jau amerikiečių politikoje dalyvaudavo ir, sakant, daugiau ar mažiau atstovavo. Bet jaunasis Olis atėjo iš karto į Respublikonų partiją ir lipo labai greitai aukštai, kaip sakant, laiptais į viršų ir ten tapo sanitarinio distrikto, kaip čia lietuviškai dabar pasakyti, sanitary district. Kiekvieną atveju įstaigos ar įmonės, galima pavadinti, reiškia, kurie rūpinosi kanalizacijos, vandens apvalymo, kanalizacijos tinklų kūrimo, vandens geriamojo, kadangi geriamasis vanduo buvo pumpuojamas iš Mišigano ežero, reiškia, per tam tikrą filtraciją ir geriamas ir Čikaga buvo aprūpintama to vandeniu. Ta įstaiga buvo administraciniai gan didelė, sudėtinga, bet grinai politinė ir, sakant, meras Daly, reiškia, kuris buvo visiškas Amerikos diktatorius. Ten galima apie demokratiją kalbėti visos Amerikos prasme, bet Čikagoje jam lygaus nebuvo. Ką jis norėjo, ką jis darė. Tai štai, reiškia, visas sanitarinis distriktas 7 patikėtinių taryba įvaldė, reiškia, buvo visiškai demokratinė ir Olis buvo pirmasis, kuris pralaužė respublikonas ir buvo iki gyvenimo pabaigos vienintelis respublikonas, reiškia, toj 7 žmonių taryboje. Tai štai, reiškia, aš čia nukrypau, žinoma, nuo Bačiūno, bet Bačiūnas buvo dalis, kaip sakant, ypatingai su Oliu. Jie, reiškia, išnaudojo vėliau, sakant, visas galimybės lietuvybei skleisti tiek Amerikos Respublikonų partijoje, tiek ir bendrai Amerikos kultūriniam gyvenime, kadangi visi didieji parengimai, kur aš jau, sakant, jau buvau įsijungęs irgi gan nemažai į tą visą reikalą, buvo Olio ir Bačiūno produktas. Vašingtono didysis, kaip sakant, lietuvių suvažiavimas buvo Olio organizuotas su Bačiūnu, kadangi Bačiūnas atstovavo tautinės srovės, save tautininku vadino, bet jis jokių būdų, negalima būtų pasakyti, jis nebuvo joks tautininkų sąjungos su kortelė, reiškia, partijos narys ar panašiai, taip jis visur padėjo, kur reikėjo pinigą, dirbas, reiškia, kuriant, reiškia, jo pinigai gulėjo, dirbos laikraščio dienraštis, pradžios ar ne? Tai paskui, reiškia, ant galo savaitgalių tapo, kada jau nesilaikė čia po Bačiūno mirties ir taip toliau. Ir dabar, aš nežinau, reiškia, ko gero, dar vieną kartą į savaitę išeina. Bet tai, reiškia, tenai Margučio radijo įsteigimas, Bačiūno pinigai. Ir galima būtų išvardinti visą eilę tokių didžiųjų, kaip sakant, lietuviškų renginių, kurie, reiškia, buvo suvežti plačių mastų. Arba net ir dar vieną noriu faktą paminėti, dabar neprisimenu, ar knygoje yra ar nėra. Tai reiškia, iškėlimas ir rėmimas mūsų kultūriniam gyvenime, kur aš galvoju, meno pasaulio, reiškia, Staškevičiūtės, reiškia, Metropolitano, kaip sakant, žvaigždė tapusią dainavimo, irgi nebe Olio stumimo. Kaskas, opera Metropolitano opera, irgi Bačiūno pastangomis. Brazys, reiškia, dainavo, bet galbūt jau čia Bačiūno vaidmuo, jis nežinau, kuriais keliais jis daėjo, bet Bačiūnas ir Brazį rėmė, kai jis dainavo Metropolitano operą. Štai yra tokios iškilios, kaip sakant,
paliktos žymės jo gyvenime, jau sukurtos ir jo lietuvybės stiprinime. Ką aš norėčiau pasakyti, ir kadangi čia negaliu išvengti, reiškia, santaros. Santara nuo 54 metų skaitėsi, kad jinai yra savotiška, Taylor farma yra jos buveinė. Ir kiekvienais metais pirmąjį rugsėjo 4-dienį, reiškia, baigiusis oficialiajam sezonui, prasidėdavo santaros suvažiavimas. Pradžioje, reiškia, aš jau ten, kiek ten mūsų susirinkdavo tiek, bet Spiritus Movens, reiškia, kilo iš nepriklausomos studentų sąjungos, kuri nuo 51 metų, jeigu neklystu, New York'e buvo, bet paskui, reiškia, Taylor farmoje nutarė pasivadinti Santara, studentų Santara, paskui, reiškia, federacija sudarė Santaros šviesos, reiškia, kuri Tiubingene studentija jau atstovavo lietuvišką. Algimantas Mackus tada atstovavo šviesą, aš atstovau Santarą, mes pasirašėm iškilmingą federacijos, kaip sakant, aktą, susijungimą tų dviejų organizacijų. Ir tai tapo savotišku, reiškia, sakyčiau, turbūt sunkiai pakartojamų faktų, susiskaldžiusiai, ideologiškai stipriai, negalėčiau sakyti susiskaldžiusiai, sakant, skirtingais keliais einančios ideologijų organizacijų. Katalikai, socialistai, tautininkai ir liberalai. Ir štai, reiškia, Taylor farmai, iš kur Santaras skaitėsi savo liberališką, per jos suvažiavimus kiekvienais metais staiga suvažiuoja ir katalikų filosofai Grinius ir Maceina dalyvauja. Iš literatūros pasaulyje Kazys Bratūnas, aišku, Marius Katiliškis buvo mūsų žmogus, atsiprašau, mūsų, kadangi Santarai priklausau, Marius Katiliškis, Antanas Škėma, Julius Kaupas. Jau aš daugiau gaitųjų pavardžių neprisimenu, bet tai buvo mūsų šulai, mūsų Jonas Mekas. Jokios abejonės. Ir kur, reiškia, viskas suvažiuoja į Taylor farmą. Tai yra unikumas ir aš galvoju, tai yra dėka žmogaus, kuris savo šiltumu, savo sugebėjimu kalbėti su visais, net ir su tais 4 didžiaisiais alto nariais, reiškia. Aš pats, kadangi ne vieną valandą su Grigaičiu praleidau, reiškia, žinau, jisai, reiškia, kaip užsivesdavo savo socializmu, tai tu jį žudyk, reiškia, jis iki centimetrų nepasitrauks. Ir Bačiūnas, reiškia, su juo, reiškia, pajėgdavo išsikalbėti ir iškentėti jo ilgų tezų, reiškia, kurias paskui jis dar po karo naujienose išspausdindavo dar kartą visiems priminti, kurie naujienas skaitė. Taip, kad Taylor farma įgavo tas savotiškas mūsų naujo pokrypio kultūrinėme gyvenime. Ir siela buvo, jokio abejonių nėra jisai. Jis mus jaunosius, aš save irgi jaunoliu tuo metu laikiausi, nes jis save vadino prinokusiu jaunoliu. Taip, kad radom bendrą kalbą. Ir jisai tuo metu dar, kaip sakant, tais laikais, kada mes neperėmėm slavimą, Taylor farmos, reiškia, jisai ir finansuodavo tos suvažiavimus, visi kalbėtojai panašiai tam gyvendavo tą savaitgalį dykai. Ir tos kainos, reiškia, visos, tas ir toliau tęsiusi, reiškia, buvo nerealiai žemos, kad studentija galėtų suvažiuoti ir panašiai. Tai toks, sakyt, savotiškas unikumas, kuris, sakant, savo žmogiškumu, savo plačių požiūrių, Bačiūnas, reiškia, įsiskyrė iš visų kitų. Ir svarbiausia, kad man kas paliko įspūdį. Mes per Santaros suvažiavimus turėjom, reiškia, labai įdomių, patrauklių ir žmonių ir panašiai, reiškia, bet būdavo, reiškia, ir susirinkdavo filosofai, atsiprašau, visų filosofų yra, kurie savo filosofiško mintimą eidavo mums virš galvų. Jisai tuo pačiu, reiškia, nebūdamas, sakyčiau, aukšto išsilavinimo, nebaigęs universiteto ar kitos gimnazijos nebuvo baigęs. Reiškia,
išsėdėdavau valandas klausydamasis jau man perdėldavo gerklę filosofai besiklausant jų, reiškia, dėliojimų, reiškia. O jis ištikimai, reiškia, išsėdėdavo ir išklausydavo tą viską. Sakau, čia to požiūriu jis buvo ypatingas žmogus. Nu, galima būtų daugiau čia tokių dalykų pasakoti. Aš noriu peršokti, reiškia, jo tokį, sakyčiau, pasaulinio masto. Jo veikla. Jis labai greitai iš tokio siauro tautiniškų kiauto išsiveržė. Jisai rėmė santarą, kada mes išsikvietėm pirmosius iš Lietuvos mokslininkus ir literatūros ir panašiai, pralaužėm ledus bendravimo su Lietuva. Už tai iš Amerikos lietuvių tarybos ir Vliko vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto. Aš buvau, reiškia, raudonas, visi kiti raudoni. Tarp kitko, ne, aš negaliu prisiimti raudonas, aš buvau ružavas. Kadangi, reiškia, aš buvau aukštose Amerikos pareigūno pareigose, tai mane pavadinti raudonu vis tik neišdrįso nei Grigaitis, nei kiti, reiškia, bet su santara, reiškia, ružavas Adamkus. Nu, reiškia, labai tvarkoj. Tai vat, santara, reiškia, reagavo tą, kaip sakant, sakyčiau, kritišką požiūrį ir visi tam, nu, vadinkime už mane, reiškia, visi buvom raudoni, todėl, kad pralaužėme lietus su Lietuva ir pasakėm, kad, reiškia, tas šūkis iš veido į Lietuvą, reiškia, išėjo iš santaros. Ir tai yra čia jau irgi vienas iš jo didžiųjų įnašų. Ir jis, tarp kitko, persilaužė daugiau į lietuvių bendruomenę, jos, reiškia, kadangi tai buvo plataus masto apimties, nebuvo pačioj pradžioje to, sakyčiau, pasaulio žinio. Kaip sakant, tokio požiūrio plačiai, reiškia, tą viską priėmė. Ir turbūt jo didžiausias, mano supratimo įnašas buvo irgi į lietuvybės be jo, reiškia, visos kitos lietuvybės veiklos. Tai buvo jo kelionės ir, kaip aš sakydavau, jis Australijos lietuvius atrado Lietuvai, kadangi jie buvo izoliuoti praktiškai 10 metų tenai, be jokių ryšių, net su Amerikos lietuviais neturėjo. Po jo nuvykimo ten formaliai ta lietuvių bendruomenė iškilo savo ir veikla ir panašiai. Nu, jisai, kaip sakant, grįžęs buvo susižavėjęs jaunimu ir su manim, kadangi jau mes ten bendraudavom visą laiką, aš jau ten vos negyvenau, reiškia, beveik Tėvo farmai, nors aš visą savaitę praleisdavau, sakant, savo pareigose, o savaitgaliais atskrivažiuodavau į farmą ir sakydavau, Almai, neliesk sąskaitų, neliesk atskaitomybės. Aš sutvarkydavau per šeštadienį, sekmadienį ir sekmadienį naktį vėl atgal į savo įstaigą Čikagoje grįždavau. Tai jisai, reiškia, grįžtų po Australijos lietuvių priėmimo, reiškia, mes su juo bekalbant, kažkaip tai nutarėm, kad reikia sužadinti iki Pietų Ameriką. Ir štai, reiškia, gimė mintis suorganizuoti Amerikoje gimusius, nors ir nekalbančius lietuvius, jaunimo sportininkus, krepšininkus, peržiūrėjus visur kitur, sudaryti lietuvių rinktinę ir American Lithuanian pavadinti ją ir pasileisti į kelionę. Nu, aš buvau pasiryžęs nevažiuoti, kadangi aš pervažiavau Pietų Ameriką su rinktinė ir galvojau, kad Tėvo farmas aš vienos armai negaliu palikti. Taip reiškia, bet susidarė tokios sąlygos, kad staiga ten vadovybės tuometiniai sporto vadovai ten apsirgusi. Bačiūnas vis tik mane įkalbėjo pasiimti vadovauti, reiškia, rinktinės kelionę į Australiją. Ir mes pervažiavom nuo Sidnėjaus iki Perto ir Tasmanijos saloj. Sužaidė 25 rungtynės, iš kurių tik vienintelės pralaimėjom. Reiškia, tai buvom sensacija Australijos sporto gyvenime ir atsimenu tuo metu, reiškia, buvo pradėjo eiti taip kaip Amerikoje New York Times, tai Australian, taip ir pavadintas laikraštis, kuris buvo turbūt kokią poros mėnesių senumo, bet net ir antraštę uždėjo apie mūsų kelionę. Ir kas įdomiausiai buvo iš tos kelionės, kad, aišku, sužadinom Amerikos lietuvėse. Aš pasakysiu, mano pusbrolis Adamkavičius
irgi buvo augino 2 dukteris. Jos buvo turbūt 7, viena, o kita 9 metų, kažkas tai panašaus apie tą. Namuose ten jos galėjai su pagaliu, su diržu, su kuo nori kalbėti, iškai vardinti ir priversti lietuviškai kalbėti. Nieko. We are new Australians. Mes esame nauji Australai. Tas jau mokykloje buvo pradėta įkalti ir sąmoningai ta politika buvo vedama. Ir kas įvyko? Po Amerikos lietuvių krepšinio rinktinės pasirodymo ateina į mokyklą mes lietuvaitis. Tai reiškia, man tik vienas faktas mažas žinoma, bet tai buvo per visą Australijos lietuvių, tokį sakyčiau, nubangavusi, kuri plėtėsi ir įsiplėtė į stiprą Amerikos lietuvių bendruomenę. Dar įdomesnis faktas, kuris turbūt nedaug kas pastebėjo, aš jį paminėsiu, tai būtent Melburne, reiškia, mes žaidžiam prieš Australijos olimpinę rinktinę ir, reiškia, stadione iškeltos vėliavos, tarp visur buvo lietuviškos trispalvės tuo metu, iškeltos, ištemptos per visą aikštę, reiškia, palubėse, reiškia, Australijos, Lietuvos ir Amerikos vėliavos. Ir visi suko galvos, reiškia, kame čia reikalas, lietuviai žaidžia, Amerikos vėliava plevėsuoja salėje. Tai buvo vienas įdomus toks, sakyčiau, unikumas tarptautiniam bendradarbiavime, reiškia, neegzistuojančios valstybės, reiškia, vėliava plevėsuoja per tokias, sakyčiau, įdomias rungtynes. Ir kitas dalykas, mes, tie, kurie vykom į Australiją, pirmą kartą sužinojom, ką reiškia aistra lažybomis. Lažybų aistra. Jeigu mes būtume žinoję, mes būtume tas rungtynės pralaimėję. Žodis. Jūs galite įsivaizduoti, kad buvo užstatytas namas, visas gyvenamas namas. Reiškia, kad mes laimėsim, o ne prancūzai. Dar ten, reiškia, tokius banko sąskaita vienas prisimenu buvo, reiškia, užstatytos. Panašiai. Nu ir mes laimėjom, žinoma. Tai ten tarp lietuvių, ten, aš nežinau, ten buvo turbūt apie 1000 salėje, tai ten bučiavosi, šaukė, rėkė, ten mūsų ant rankų beveik nešiojo. Taip, kad tokie, reiškia, savotiški per sportą, per tą bendradarbiavimą lietuvybės, kurio pagrindu, reiškia, kaip ten būtų, Bačiūnas davė impulsą, reiškia, mes, kai tau pasitarnavom, jo dėka lietuvybės atgaivinime. Nu kągi, jisai, nežinau, reiškia, ką aš daugiau galėčiau pridėti, reiškia, knygoje yra viskas surašyta, kaip sakant, perfrazuojant seną posakį, imk mane į rankas ir skaityk. Tai kažkada jisai buvo labai senai pasakyta, žinau, lietuvių kalbininko, aš dabar tiksliai pažodžiu nežinau, bet mintis ta pati. Tai, nu tiek aš, kaip sakant, galiu pasakyti, kad jis buvo ir aktyvus lietuviškam gyvenime, buvo aktyvus Amerikos turizmo gyvenime. Nu, rašė su juo, nežinau, čia galiu tą paslaptį išduoti ar negaliu, reiškia. Su jo rašymo buvo taip, jisai užsirašydavo temomis, reiškia, temą palies, reiškia, užsirašydavo faktą ar panašiai. Ir paskui, reiškia, jo pagrindinis žmogus rašymo, jo knygų ir straipsnių buvo Bronis Raila. Galbūt dar prasidėdavo Pulkis Andriušis ir Vincas Rastenis. Tai taip, kad tos knygos, kaip sakant, gimė jo galvoj su tam tikrom tematikom, reiškia, užrašytais faktais, bet pavirto knygomis išplėstomis jau, sakyčiau, profesionalai. Pati žinojo į tą faktą. Taip kad, kągi, aš turbūt neplėsiu, aš jau čia per tam įsiplėčiau, reiškia, savo tam tais pasakojimais. Ką aš daugiau galėčiau pasakyti, reiškia. Jis man paliko visam gyvenimui, sakant, įspūdį kaip po tolerancijos, demokratijos, lietuvybės ir, sakyčiau, tokios dvasiškumo, kuris galėjo susikalbėti su visais
Ir tai yra požymis žmogaus, kuris savo akimis tos Lietuvos nematė, bet jie visą širdimi mylėjo. O Daivai ačiū tai, kad jinai jo tą meilę, jo darbą, jo įsipareigojimą viską atskleidė šitoje knygoje. Ačiū tau. Prezidentui leidus aš išduosiu paslaptį, ką mes apkalbinėjom ties laiptais prieš mūsų susirinkimą. Prezidentas klausė, tai kada Daiva grįžo į Lietuvą? Aš sakau, kad jinai čia gimusi, užaugusi, vaikai baigė visą karjerą. Negali būti, žmogus negali. Negyvenęs tenai, šitaip atskleisti vidinę tų santykių istoriją. Neįmanoma. Tiesiog, kartais su talentingais autoriais taip nutinka. Ir dabar į Daivą dėmesys. Aš, kaip sakiau, teatro diena jau baigėsi, aš negaliu apsimesti, kad aš visai nežinau, kaip ateita iki šitos knygos sumanymo. Bet būtent publikai turėtų būti pašėlusiai įdomu. Kaip nuo tavo tyrinėjimų pradžios, sakykime, nuo liberaliosios išeivijos istorijos tyrinėjimų, akiračių, reiškia, mėnraščio, kitų darbų, atėjai iki Bačiūno biografijos. Kas atvedė, nes nepaisant, kad esam tartum dirbdami vieno įstaigoje, bet ta įstaiga kaip emigracijoje. Jinai neturi jokios galios struktūros, akademinė laisvė ir mokslininkų pasirinkimas, ką jiem rašyti ir kaip jiem rašyti, yra absoliuti vertybė. Niekas čia negalėtų nurodinėti, reiškia, niekas nėra rašęs ko nors, ko jis pats asmeniškai nebūtų norėjęs rašyti. Ir tu tą darėjai, ir ne? Bet tada turėtume mums truputėlį praskleisti tą asmeninę kūrybos širmą ir papasakoti, kaip atėjai iki herojaus, kaip pradėjai mąstyti apie žanrą, formą ir būdus, kaip papasakoti. Nes visi mesgi, tirdami istoriją vienaip ar kitaip, atsiduriam prieš kryžkelę. Dalis istorikų kažkaip galvoja, kad užtenka sužinoti ir turėti įrodymus. Ir retesnė dalis istorikų suvokia, kad tikrai istorija tai sėkmingai papasakota. O ką reiškia sėkmingai papasakota? Nu, naratyvas kažkoks yra. Kažkaip knyga yra kūrinys. Bačiūnas yra herojaus prototipas, o čia yra kūrinys. Tai tavęs dabar kaip kūrėjos mes klausome. Aš noriu dar vieną faktą paminėti. Aš kalbėdamas išleidau gan stambų jo įnašą. Tai būtent pasaulio lietuvių bendruomenė. Ir čia aš labai tik tai trumpą fragmentą. Buvo svarstama, reiškia, apie naujojo pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininko rinkimus suvažiavime Toronte. Na ir aišku, politikai mūsų ideologinių pagrindų ten vyko kautynės, kadangi aš buvau Tabor farmoje su Bačiūnu visą laiką, tai aš visas tas intrigas visą iki dugno žinojau. Panašiai ir Bačiūną žinojau tą visą kitą. Nu ir praktiškai negalėjau susitarti su nieku. Ir vienas iš tokių aktyvių, Stasys Barzdukas, buvo, kaip sakant, irgi stiprus ideologinis žmogus, katalikų frakcijos. Jis mano lietuvių kalbos mokytojas buvo, irgi neužmiršiu jo, kuris bet kokią kainą norėjo nors vieną trejetą man į atestatą įvaryti už mano pažiūras. Bet čia pašalinis dalykas. Aš tikrai gerbiu jį be galo kaip kalbininką, jis yra Jono Jablonskio mokinys, faktiškai Barzdukas buvo. Ir jis atvažiavęs, reiškia, į farmą ir su manimi jau kalbėdamas irgi tenai, sakau, reikia Bačiūną įkalbėti, tapti bendruomenės pirmininku. Nu ir mes abu sutarėm sąmokslą padaryti ir kalbėtis, reiškia, su Bačiūnu. Bačiūnas, ką jūs iš proto išėjot? Čia, reiškia, tokia intelektualinė, visi, reiškia, kaip sakant, vos ne mokslo pranašai ir taip toliau. Aš gimnazijos net nepraėjęs, neragavęs, reiškia, staiga bendruomenės pirmininku, reiškia, pasaulio lietuvių bendruomenės tapsiu.
Nieko, reiškia, jokių kalbų negalima buvo. Nu ir taip mes savaitę tampėmės, reiškia, vis bandydami jį palaužti. Tai galų gale, reiškia, nutraukdamas tą ilgą istoriją, palaužėm kaip, kad jisai eina Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininko pareigas, bet barzdukas yra tas pilkoji eminencija, kuris, reiškia, praktiškai visą juodąjį darbą atliks. Ir ta kombinacija, ta nežinoma, reiškia, visiems kitiems, reiškia, nu, žinojo politikai tam jauti, didėjai tą visą kitą, ar jautė, kame reikalas, kad čia negali būti Bačiūno, reiškia, intelektualinio lygio, reiškia, pasireiškimas. Bet, reiškia, čia Bačiūnas įnešė tikrai didelį įnašą, kadangi po to, sakyčiau, po jų pirmininkavimo Pasaulio lietuvių bendruomenė tapo daugiau atviresnė, negu kad ji buvo prieš tai. Aš atsiprašau, Ar pakartoti kažką, mes tiek daug apie tai esam šnekėję, kad įsivaizduoju, kad užuopinas iš tai. Man kaip istorikai daug įdomiau yra klausytis kitų žmonių prisiminimų, negu pasakoti savus prisiminimus. Aš bandau prisiminti, kada aš pirmą kartą susidūriau su Juozo Bačiūno pavarde ir tikrai neprisimenu. Nežinokit, nuo pat pradžių, kai aš pradėjau domėtis išeivijos istoriją, pradėjau tyrinėti, vienur kitur aš jau susidūrdavau su Bačiūnu. Ar rašydavau apie liberaliosios srovės organizacijas, su akiračiais dar daugiau, rengdama Rastenio rinktinę, kitų straipsnių rinktinės, vienur kitur jau būdavo išlenda kažkoks Juozas Bačiūnas. Keistuolis, įdomus žmogus, keistuolis ta prasme, gerąją prasme, žmogus, apie kurį beveik nieko nežinai, kuris mecenavo, kuris rėmė ir apie kurį beveik nieko neįmanoma surasti informacijos. Žmogus buvo įdomus, pasakyčiau, daug metų, bet nežinau, ar kada nors būčiau ryžusis tokiam darbui, nes vis tik tai darbas rašyti biografiją yra gana sudėtingas. Ir turbūt nežinau, ar būčiau ėmusi šito darbo, jeigu ne Vytautas Kamantas, buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas, kurio idėja buvo, kad reikėtų padaryti seriją knygų pirmiausia apie buvusius Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkus. Stasį Barzduką, Joną Mikelionį, Juozą Bačiūną. Ir kai Vytautas Kamantas pasiūlė, aš sakiau, nežinau kaip kiti žmonės, bet apie Juozą Bačiūną aš labai mielai imčiausi padaryti tokį darbą. Tai buvo turbūt ta pradžia. Lengviausia buvo pažadėti, o... Kiek metų tau tai buvo? Galvoju, 10 turbūt kokie metai, tai daug metų, žinokit. Pažadėti buvo labai lengva, vėliau, kai būna su tyrinėtojais, pradedi tyrinėti, atsiranda kiti darbai, kažkas tai atsiranda kitos knygos tame tarpe, bet to, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių atsiranda, tuo daugiau norisi sužinoti, surasti, patikrinti ir taip metai po metų žiūriu, kad prabėgo nemažai laiko. Kita vertus, aš labai džiaugiuosi, kad prabėgo tie keli metai, nes per tuos kelis metus aš galėjau patikrinti daugiau duomenų, daugiau archyvų. Likimas mane nuvedė net iki Australijos, ko niekada nesitikėjau, ir pažiūrėjau, kaip Australijos lietuviai prisimena tą patį Juozą Bačiūną net ir dabar. Adelaidėje iki šiol veikia Juozo Bačiūno vardo biblioteka, yra tenai likę jo dokumentai, dalis archyvų ir Australijos lietuviai iki šiol šiltai prisimena Juozą Bačiūną. Ten jo pėdsakų yra tikrai daug. Taip aš atėjau į Juozo Bačiūną. Kas buvo? Na, knygos konstravimas, knygos, pati sakei, biografija mums istorikams yra vis dar retesnis žanras ir kodėl tie sunkumai tokie. Atrodytų, jeigu paimi visą didelę organizaciją, yra lengviau apie ją rašyti. Kažkaip atstumas su žmogiškumu yra didesnis ir tau nereikia viso pasaulio per vieno žmogaus akiratį atskleidinėti. Nereikia į jo vidų lysti. Empatiškai žiūrint, galbūt nėra toks didelis emocinis krūvis. Kas čia galėtų būti? Aš taip klausinėjau, nes esu irgi vieną kitą biografinį tekstą parašęs ir klausiu, tartum bandydamas sąjungininką surasti aikštelėje. Biografija, taip. Biografija, kadangi mano tai yra pirma rašyta biografija, pasakysiu, kad biografiją rašyti yra sudėtingiau negu paprastą istorinį tekstą.
Biografijai neužtenka surankioti gyvenimo faktus, neužtenka parašyti, kad žmogus gimė, mirė, vadovavo kažkokią organizaciją, išleido laikraštį, parašė kažkokį tekstą. Rašant biografiją yra labai sudėtinga, kaip papasakoti apie žmogų, kaip atskleisti jo charakterį, jo veiksmus. Pagaliau, kai yra prabėgę keli dešimtmečiai ir ne tik, kad sunku surasti dokumentus, sunku surasti faktus, yra labai nedaug žmonių likusių, kurie gali papasakoti apie tą žmogų. Kaip padaryti knygą, kad jinai nebūtų nuobodi, kaip atskleisti žmogų, kad tas paveikslas nebūtų tik tai toks sausas, bespalvis vien faktų rinkinys. Man, prisipažinsiu, tai buvo labai sudėtinga, kaip pavyko, nežinau, pasakys skaitytojai, bet man pačiai tyrinėti, rašyti apie Juozą Bačiūną buvo labai įdomu. Buvo labai įdomu dėl to, kad tai yra tikrai labai įdomi asmenybė. Jau jūs galėjote šiandien įsitikinti iš prezidento Valdo Adamkaus pasakojimų. Iš daugelio dalykų, ką aš manau, jisai dar galėtų papasakoti. Žmogus, kuris iš vienos pusės labai paprastas, iš kitos pusės labai daug nuveikęs lietuvybės labui. Žmogus, kurį daug kas vadino šviesiai išsilavinusią asmenybę ir kuris buvo baigęs geriausiu atveju tik tai pradžios mokyklą. Kuris visą gyvenimą lavinosi, skaitė ir nežinau, ar, pavyzdžiui, tarp Amerikos lietuvių buvo daug tokių žmonių, kurie prenumeruodavo visus Amerikos lietuvių leistus laikraščius. Ne tik Amerikos lietuvių, Australijos, Europos lietuvių laikraščius, ne tik prenumeruodavo, bet ir juos skaitydavo. Žmogus, kuris skaitydavo, domėdavosi daugelį dalykų. Žmogus, kuris iš paprasto žmogaus savo juodų darbų sukūrė savo verslą. Žmogus, kuris pradėjo nuo nulio ir tapo vienu garsiausių turbūt Mičigano vasarviečių savininkų ir turizmo propaguotojų. Žmogus, kurį dėl jo tolerancijos, dėl jo sugebėjimo bendrauti su įvairiais žmonėmis, įvairių pažiūrų, įvairiaus amžiaus žmonėmis, vertino ne tik tai jo bendramžiai, jo ideologinės srovės atstovai, bet ir jo politiniai oponentai. Tai yra žmogus, kuris tikrai man buvo įdomus labai atrasti ir buvo tikrai įdomu apie jį rašyti. Tai, ką girdėjome iš prezidento Valdo Adamkaus, buvo siužetas, tartum, iki knygos. Visą tai tikriausiai prezidentas būtų papasakojęs, net jeigu Daiva nebūtų parašius ir Artūras Mickevičius nebūtų išleidęs tos knygos. Dabar mes turime šitą tekstą ir aš jau einu žingsnį tolyn link tokios akademinio betono. Kaip mes galėtumėm kategorizuoti šitos asmenybės vaidmenį visos lietuvybės istorijoje? Prezidentas akcentavo gebėjimą būti tiltu, sakykime, tarp srovių, gebėjimų būti tiltu tarp įvairių ideologinių, pasaulėžiūrinių ir netgi asmenybinių konfliktuojančių pusių. Bet mes turime šitą knygą paskaitę akivaizdų įrodymą tiltų, kurie jungia ankstyvąją Grynorio emigraciją su DP karta. Milžiniškas skirtumas. Mūsų istorijoje šitą vertą nuolat omeny turėti, apmastyti, gliaudyti, todėl kad šiandien mūsų akys vyksta dar vienas toks lūžis, kada postsovietiniai žmonės išemigravę dešimtimis tūkstančių atsiduria senųjų diasporos susitelkimo vietų aplinkose ir ten taip pat generacijų konfliktas. Šiandien mes apskritai turime tokią diasporą, kuri yra daugiasluoksnis pyragas, jeigu sakyti, kad vis dar yra užsispyrusių Knights of Lithuania, angliškai kalbančių žmonių, kurie savo lietuvybę mena ir gerbia kartais labiau negu čia gyvenantieji, nors jau nebekalba lietuviškai, ar ne? Yra tie, reiškia, kurie po antro pasaulinio karo nuvažiavo ir vieni gal grįžo, kiti negrįžo, vaikai dar kitą kalbą, dar vienas sluoksnis ir dabar jau trečias. Tai Bačiūno biografija, jeigu žiūri kaip į ikoną, kaip į žmogų, kuris neša tam tikrą kodą, išduoda kažkokį, reiškia, žmogaus tilto charakterį. Ar galėtumai pakomentuoti? Nes ilgą laiką tu dirbai su istorija po antro pasaulinio karo. Nes DP generacijos žmonės, jie vis tiek dar yra ganėtinai mums suprantami, tiems, kurie užaugom šitame narve prie sovietų.
Tuo tarpu ana generacija jau buvo visiškai atitolusi ir jau niekad mes su jie nebegalėjom susidurti. Tai yra skirtingi lietuvybės plotai, skirtingi lietuvybės pasauliai. Ir Bačiūną tu atvedė iš tenai. Kaip pati susidūrėjai su ankstyvosios tos lietuvybės žingsniais, kaip tau pasisekė susigaudyti ir to tilto vaidmenį atskleisti. Juozas Bačiūnas tikrai labai dažnai mes pamirštam, kad tai buvo žmogus išvežtas iš Lietuvos XIX amžiaus pabaigoje. Tai yra būtent jisai buvo tos senosios lietuvių emigracijos atstovas. Lietuvių emigracijos žmonių, kurie iš Lietuvos pasitraukė XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje. Žmonės, kurie išvyksta iš Lietuvos teritorijos, nes Lietuvos dar nėra. Žmonės, kurie dažnai neturi net to tautinio lietuviško supratimo, to tautinio jausmo. Ir daugelis žmonių, kurie ten pasiekė labai daug. Juozas Bačiūnas, aš pasakyčiau, ne tai, kad jisai išskirtinė asmenybė, jisai yra vienas iš daugelio iš tų, kur jau šiandien buvo minėta. Ir Šimutis, ir Grigaitis, ir Vaidyla, ir Antanas Solis. Tokių žmonių buvo labai daug. Ir apie juos mes tikrai žinom labai mažai. Ir kuo daugiau aš susiduriu su šitąją senąją emigraciją, tuo labiau aš žaviuosi, kiek žmonės per trumpą laiką padarė ir kiek daug nuveikė. Mes labai dažnai, kai kalbam, pavyzdžiui, apie Amerikos lietuvių istoriją, mes labai dažnai pamirštam. Kalbam apie tą didžiulį kultūrinį paveldą, kultūrinį palikimą, kas yra sukurta. Ir labai dažnai pamirštam, kad tai yra tos didžiulės bažnyčios, organizacijos veikiančios iki šiol. Ir susivienimas Lietuvių Amerikoje, ir minėti ryčiai. Tai yra tų senųjų emigrantų palikimas. Tos senosios kartos paprastų žmonių, ekonominių emigrantų, kurie gyveno labai sunkiai, kurie labai sunkiai uždirbdavo vieną kitą dolerį ir sugebėdavo iš savo tų sunkiai uždirbtų pinigų pastatyti didžiulės bažnyčias, sukurti organizacijas, leisti spaudą ir net nors išvykusių beveik 50% buvo neraštingų žmonių, jie patys jas tą spaudą leisdavo, patys remdavo, finansiškai išlaikydavo organizacijas ir visą kitą. Tai yra ta senoji karta, iš kurios ateina ir Juozas Bačiūnas. Juozas Bačiūnas yra išskirtinis dar ir dėl to, kad jisai tampa ta jungiamąja grandimi, galima sakyti, tarp senosios emigracijos ir DP kartos. Jisai nedaugelis turbūt buvo iš šitų žmonių, kurie, pavyzdžiui, įsijungdavo į po antro pasaulinio karo atvykusių lietuvių emigrantų įkurtas organizacijas, tai pasaulio lietuvių bendruomenė. Juozui Bačiūnui šitą idėją pasaulio lietuvių bendruomenės tapo sava. Jisai įsijungė, jisai tapo bendruomenės pirmininku. Nežinau, kur slypėjo žmogaus paslaptis, kodėl jisai buvo toks paprastas, tolerantiškas ir jisai mokėjo susikalbėti su visais. Tiek su senaisiais emigrantais, tiek su atvykusiais iš Lietuvos po antro pasaulinio karo. Jisai tikrai gali būti simbolinė jungtis tarp dviejų generacijų. Liudijanti ir susikalbėjimą, liudijanti ir labai didelius skirtumus. Didelius skirtumus išsilavinimo, žinių, patirčių, ką Juozas Bačiūnas sugebėjo surinkti. Yra dar viena plotmė, kuri, mano galva, gali atsiverti. Ir aš jau dabar taip, aišku, pirmiausiai į Daivą kreipiuosi, bet matau, kad laikas tiksi, čia nuostabus laikas tiksi už nugaros. Vis tiek reikia artėti prie tos fazės, kada norintieji galėtų dar pasisakyti. Aš galbūt paskutinį tokį akcentą čia užaštrinčiau, kad jeigu mes pasižiūrėsime į lietuvių šventųjų gyvenimus, aš ironiškai kalbu, šventųjų tai reiškia tų mūsų istorijos herojų, tai jie yra privalomai, reiškia, tokie truputėlį džiovininkai, truputėlį nuogi, jie turi būti neturtingi, jie viską aukoja. Turtingas žmogus, sėkmingas žmogus, kuriantis savo verslą, uždirbantis didelius pinigus, laimintis šitoje rinkoje, jisai neegzistuoja kaip geras herojus. Net Petrą Vileišį, kai mes minim, dažniausiai vis tiek akcentuos, tai yra inžinierius, tai yra lietuvių judėjimo veikėjas, tai yra leidėjas, tai yra dar kas nors. Bet pasakyti, kad tai yra didžiausias lietuvių industrialistas, fabrikantas, vystytojas, kad tai yra didžiausias lietuvių kapitalistas ir vienas didžiausių lietuvių patriotų ir veikėjų, tai šitas naratyve kažkaip neįsiklijuoja. Mums reiktų jį nurengti.
Iš Poškos reikia atimti dvarą, kad jisai taptų gerų lietuvių, Daukantą reikia paleisti basą į Vilnių, nes kitaip jis reiškia, jeigu jis yra turtingas ir sėkmingas, jis negali būti įherojintas. Ir dabar priartėjom prie figūros, aš manau, čia ne tik Bačiūnas, Kazicko biografija, kas nors jeigu rašytų, arba apskritai ieškotų žmonių, kurie kūrė Lietuvą ir lietuvybę, ne tik dėl to, kad knygas leido, bet jie kūrė verslus, jie kūrė ekonomiką, jie buvo savigarbus, laisvi, turtingi žmonės. Ir čia amerikietiškasis tas pasakojimo gabalas, jis mums dar gali būti naudingas. Nes šiandien, kai skaitai laikraštį, ypač Kaune gyvendamas, atrodo, kad žmogus, jeigu jau sukūrė verslą, net iš žuvies, jis jau oligarchas. Buržujus. Trūksta šito. Nors oficialiai mes statom, tai atrodo neokapitalistinė santvarka ir liberaliąją demokratiją, reiškia jai įgyvendinti naratyvas turėtų mums duoti geruosius herojus, kurie buvo kuriantis Lietuvą kaip ekonominį reiškinį, kaip dar kažką. Tai ar šitas aspektas pačiai kiek nors kilo? Aš truputį privaidinu, nes šitos litanijos institute yra atsibodusios kiekvienam mano kolegai, aš įsivaizduoju, bet vis tiek aš provokuoju viešam kalbėjimui apie tai. Bačiūnas, nepaisant jo formalaus išsilavinimo, yra akivaizdžiai gražus tos amerikietiškosios ekonominės laisvės, amerikietiškojo jautraus individualizmo, save įdarbinančio žmogaus pavyzdys, kuris gali būti ir labai turtingas, ir gali būti jautresnis bendriems reikalams negu daugelis, ir ant batų neužsidirbi. Tai va šito turtingo herojaus atvedimas į mūsų literatūrą. Ar judai kokius nors vidinius lenkščius, ar čia tik aš išsigalvoju? Paprašiau, bet papasakosiu tokią linksmą istoriją, kai Australijoje bendravau su vienu Australijos lietuviu ir klausiau, kaip jisai prisimena Juozą Bačiūną. Ir jo replika buvo, Juozas Bačiūnas buvo dosnus žmogus. O kas nemyli dosnų žmonių? Tai čia turbūt labai gerai atspindi tai, kad, žinokit, kai kada požiūris į tuos turtingus žmonės, turbūt tai yra būdinga, ne tik tai mūsų kartai. Galbūt tai buvo mažiau, bet buvo būdinga kai kada ir tenai. Aš bijau suprasti, bet man atrodo tikrai nemažai buvo ir tarp Amerikos lietuvių, kurie pasakydavo, nes Bačiūnas Railai prirašė, jis yra taip užsiminęs, kad gauna jisai tokių replikų, kai kada supyksta, bet ir vėl toliau dirba savo darbą. O tokios replikos ateina, jeigu kvailas Bačiūnas remia, gal tai gal remia. Iš vienos pusės taip, tai buvo turtingas žmogus, nežinau, nepavyko jo turtų suskaičiuoti ir aš manau, kad jisai tikrai nebūtų patenkintas, jeigu kas nors būtų bandęs suskaičiuoti ir įvertinti visą tą jo veiklą. Žmogus, kuris labai daug aukodavo, labai daug remdavo ir tai darydavo kukliai, tyliai ir dažniausiai netgi nesiafišuodamas. Duodavo pinigus ir pasakydavo, mano pavardės neminėjo. Kiek aš radau tokių faktų, smulkių jų buvo labai daug. Dar kiek aš tokių neradau, turbūt jų bus kelis kartus daugiau. Žmogus, kuris ir kaip Ulvis Andriušis bandė rašyti apie jo knygą, ir jį klausinėti, kuris sakydavo, gal apie tai nereikia. Parašydavo kažkam, paremdavo ir sakydavo, bet viešai apie tai niekur neminėjo. Žmogus, kurį jeigu prispausdavo žurnalistai, pasakydavo labai tyliai, paprastai, kukliai, sakydavo, aš padariau tai, ką gali padaryti kiekvienas lietuvis. Aišku, padaryti jisai galėdavo daugiau. Nes neoficialiai kalbama, kad iš savo uždirbtųjų pinigų vieni sako, kad 5%, kiti sako, kad 10% savo uždirbto pelno jisai skirdavo lietuviškai veiklai. Kai kuriais atvejais, kai iškildavo reikalas, pavyzdžiui, paremti dirbą, margutę ar kažką, aš manau, kad tas procentas skiriamas iš jo uždirbto pelno galėjo būti net ir didesnis. Nežinau, ar atsakiau klausimą. Tai yra herojus įdomus iš visų pusių. Ir taip, ir turtingas, garsus, ir tuo pačiu paprastas ir labai puikus. Daiva, aš dėkoju ne dėl to, kad man būtų gana, bet dėl to, kad iš tikrųjų laikrodis negailestingas širdies neturi. Manau, kad tavo atsakymas yra tiesiog klausimų pratęsimas. Nes istorikai, tiek kiek jie dirba sunkiai, jie iš tikrųjų galvoja, kad istorijos kartais gali būti gyvenimo mokytojai. Kad herojai gali būti pavyzdžiai.
kad jeigu žiūrėti tiesiai į tą praeitį ir žiūrėti tos kilnius asmenis, yra vilties, kad kažkas gal norėtų daryti taip pat. Čia yra didžioji istorijos rašymo motyvacija. Ir jokia kitokia. Tai šita knyga išties, manau, tiems, kurie jau skaitė, yra įspūdingas, reiškia, etapas. Tie, kurie dar skaitys, galės patikrinti, ar aš meluoju, ar ne. Bet dar keletą ar 15 minučių mes vis tiek galėtumėm pakalbėti jau jums, mėlieji, atveriant diskusiją, užduodant klausimus. Aš nežinau, ar aš panešiosiu mikrofonus, bet nežinau, jo labiau ar tie mikrofonai čia tiek reikalingi mūsų jaukioj, aristokratiškoj, lietuviškoj menui. Ar norėtumėt kas nors klausti, ar norėtumėt kas nors pasidalyti savo samprotavimais, nes neabejoju, kad tavo farmos vaizdiniai čia ne vieno galbūt dar įsispaudė. Prašau. Noriu paklausti, ar ponas Bačiūnas turėjo šeimą? Jisai buvo vedęs, bet vaikų jie neturėjo. Vaikų jie neturėjo ir turbūt dėl to prezidento Adamkaus pasakota istorija buvo Bačiūno viltis, kai jisai ieškojo žmogaus, kam parduoti ir perduoti tą farmą. Nes jisai labai norėjo, kad jo darbai, jo veikla būtų tęsiama. Dėl to jisai surado žmogų ir jo nuomonė verta tęsti visus darbus ir galinti tą tęsti ir pardavė tą farmą. Pats vaikų dėja jisai neturėjo. Dar kokių nors klausimų? Jei ne, tai aš tiesiog dėkoju pirmiausiai, Daiva, tau už tuos 10 paaukotų metų ir šitą knygą. Dėkoju prezidentui Valdui Adamkui, kad didžiojo ketvirtadienio laiką sugebėjo atrasti šitam atvejui. Gal kiek ponę Almą mes nuskriaudėm, bet nuo mūsų šitos užstalės ir įsivaizduoju ir iš auditorijos tiesiog geriausi dalykiniai sveikinimai. Dėkoju Artūrui Mickevičiui už tai, ką jis darė kaip biznį ir už tai, ką jis darė kaip lietuvių istorikas ir inteligentas. Nes akivaizdu, kad šitas polariškumas daryti kažkokį tai verslą, turėti pelnus ir pajamas, visiškai neprieštarauja moralizuojančio patriotizmo darbams. Gali būti kaip tik visiškai greta. Tai yra įmanoma, nors daugelis mano, kad ne. Tai yra įmanoma ir sektina ir manau, kad čia didžiosios mūsų išeivijos ir diasporos patirtis mus gali to mokyti. Nes visa ta kultūra, visi tie veiksmai, visos tos bažnyčios kūrėsi be jokios biurokratijos, be jokių ministerijų, be nieko. Ir atrodo, kad šiandien mums į laisvę sugrįžus jau vien dėl to išeivijos patirtis ir pamokos turėtų ką nors reikšti. Pabandykime atsisakyti profesionalių lietuvių dirbančių tik už algą veiklų ir pažiūrėkim, ką šalia šito dar mes galime padaryti. Ir tada matysim palyginimus. Aš nedramatinu, čia yra velykinis palinkėjimas tokiame stiliuje, kuris, kaip Margutis, žinot. Tai dar sykį ačiū, mėlėjai, gerų švenčių.